Trečio sertifikavimo skyriaus tikrintoja ekspertė Reda Butkevičiūtė. Ir kaip ir minėjau, šiandieną tema yra nacionalinės maisto kokybės produktų sertifikavimas ir kalbėsiu daugiau, detalizuosiu reikalavimus vienos produktų grupės, viena iš specifikacijos, tai yra nealkoholinių gėrimų, giros ir fermentuotų gėrimų sertifikavimas pagal nacionalinės maisto kokybės sistemos reikalavimus. Taigi, kokios yra maisto kokybės produktai? Visų pirma, tie produktai, kurie paslėpti, kad jums geriau matytųsi, tai yra tokie produktai, kurie yra skirti žmonėms vartoti. Tai vadinasi ne gyvulininkystės produktai, ne pašarai, bet žmonėms vartoti skirti produktai, kurių kokybė pranoksta bendruosius reikalavimus tiek ES, tiek nacionalinius bendruosius reikalavimus ir turi tam tikrų nustatytų dar tokių kaip ir plius reikalavimų aukštesnių už bendruosius reikalavimus ir atsižvelgiant į aplinkos tausojimą, į gyvūnų gerovę, augalų sveikatą. Taigi čia tokie yra produktai pagal nacionalinę maisto kokybės sistemą pagaminti produktai. Ir jie ženklinami čia, kaip matote skaidrėje, tais nurodytais ženklais, vienu ar kitu atveju, vienu iš tų ženklų. Taigi, kuo jie išskirtini tuo produktai, tai kaip ir sakiau, kad jų kokybė yra aukštesnė negu bendruosius reikalavimus atitinkantys produktai. Jų yra aukštesnė kokybė, pavyzdžiui, nėra sudėtyje genetiškai modifikuotų organizmų, aplinka yra tausojama ir didelis dėmesys skiriamas ir į gyvūnų gerovę. Kodėl verta sertifikuotis pagal NKP sistemą? Todėl, kad vis tiek tie ženklai, kokybė ar nacionalinė kokybė Lietuva, jie išskiria produktą iš visos bendros produktų masės, ar ne, ir dėl jis tampa išskirtinis rinkoje, išskirtinesnis išsiskiria iš kitų produktų. Ir pagal atliktus tyrimus NKP ženklą nurodė žinantys 40, beveik 7% visų apklaustųjų. Taigi gal ir nemažas, bet dar procentas ar nežinančių tuos ženklus, bet dar yra kur tobulėti, kaip sakant. Kuo dar jie yra išskirtinesni ir kodėl verta sertifikuoti, tai žinoma, labai dabar ir vartotojas kreipia dėmesį į aplinkos tausojimą, į ekologiją, todėl ekologinius aplinkosauginius reikalavimus, tai būtent šie produktai pasižymi mažesniu mineralinių trąšų ir augalų apsaugos priemonių panaudojimu ir tai lemia mažesnę aplinkos taršą. Taigi ir kitas momentas, kad yra svarbu, jog šie produktai yra kontroliuojami ne tik tai maisto veterinarijos tarnybos pagal bendruosius reikalavimus, bet ir yra visas procesas tikrinamas ir sertifikuojamas nepriklausomos sertifikavimo įstaigos. Tai viena iš tų įstaigų yra VŠI Ekoagros. Taip pat verta dėl to, kad Žemės ūkio ministerija prisideda prie ženklo populiarinimo ir produkto tiekimo rinkai sistemos formavimo. Kuo prisideda Žemės ūkio ministerija, tai yra suteikta galimybė dalyvauti vaisių ir daržovių bei pieno produktų vartojimo skatinimo ugdymo įstaigose programoje. Na, tai tarkim pienas, vaisiai ir daržovės vaikams, turbūt žinote, yra duodamas tas maistas mokyklų mokiniams, pradinukams, ar ne, ir darželiuose vaikai yra maitinami būtent tokiais produktais. Yra galimybė tiekti į ugdymo įstaigas ir gauti
tokį kaip ir paskatinimą. Taip pat susidomėjimą NKP produktais didina parama pagal kiek taip ir ekologiški, ir pagal nacionalinę maisto kokybės sistemą pagaminti produktai. Jie yra skatinami vartoti ikimokyklinio ugdymo įstaigose, tai yra darželiuose, tarkim, ar ne, tai darželiuose galima, yra prioritetas, kad būtų tiekiami NKP arba ekologiški produktai, sudaromos sąlygos ir kompensuojamas tarp skirtumas, būtent kainos skirtumas, nes šie produktai yra šiek tiek brangesni už įprastinius produktus. Tai tas kainų skirtumas tarp NKP kainos ir įprastinio produkto yra kompensuojamas valstybės. Na ir taip pat yra suteikiama galimybė dalyvauti žaliuose pirkimuose, kadangi tai yra kokybės sistemos produktai, tai jiems yra prioritetas būtent viešuosiuose pirkimuose. Kuo paremti reikalavimai NKP produktų gamybos ir sertifikavimo, tai yra Žemės ūkio ministro įsakymas ir įsakymu 3D351 2022 gegužės mėnesį patvirtintas, tai dėl nacionalinės maisto kokybės sistemų taisyklės. Ir taisyklėse yra pateiktos 9 specifikacijos, tai kokie gali būti gaminami ir sertifikuojami produktai pagal tas taisyklės. Tai viena iš tų specifikacijų yra nealkoholinių gėrimų, giros ir fermentuotų gėrimų gamybos specifikacija, apie ką aš ir šiandieną daugiau akcentuosiu tuos reikalavimus. Tai taisyklėse yra išdėstyti ir bendrieji reikalavimai produktų gamybai, tiek auginimai, nes, kaip suprantate, produktas prasideda nuo lauko, tai yra nuo auginimo, nuo pagaminimo žaliavos. Tai toks produktas yra sertifikuojamas visas gamybos procesas, tiek pirminė gamyba, tiek antrinė gamyba. Ir visas tas gamybos procesas turi būti vykdomas kontroliuojamuose ūkiuose arba įmonėse ir užtikrinamas, žinoma, to proceso atsekamumas. Ir žinoma, atitiktis taisyklių ir specifikacijos reikalavimams turi būti. Visi NKP gamybos etapai privalo vykti toje pačioje teritorijoje, tai reiškia Lietuvoje, nes Lietuva nusistatė, kad būtent viena ta teritorija pagal teisės aktą bus Lietuvos Respublika. Taip pat yra atkreipiamas dėmesys į susimaišymo su ne NKP produktais galimybės rizikos valdymą. Tai reiškia, kad yra numatytas reikalavimas, kad NKP produktai turi būti atskirti laiku arba vieta. Ir jeigu yra gaminami produktai tais pačiais įrenginiais, ar ne, naudojami ta pati įranga gamybai, tai prieš NKP gamybą tai įrenginiai turi būti arba išplauti, arba bent išvalyti vienu ciklu NKP skirtos žaliavos. Na, tarkim, mes kalbam apie, tarkim, sultis spaudžia, ar ne, obuolių sultis įprastinės ir tuo pačiu įrenginį naudoja vėliau NKP gamybą. Tai vadinasi, turi būti išplauti įrenginiai labai gerai, kad neliktų įprastinio produkto įrenginiuose, arba gali būti išvalyti vienu, tarkim, NKP sulčių kažkokia tai vienu ciklu, panaudojant vieną ciklą žaliavos, tačiau, žinoma, ta žaliava jau negali būti toliau tvarkoma ar ženklinama kaip NKP, nors buvo panaudoti, tarkim, NKP obuoliai ir pagaminta tam tikras kiekis, kad išvalyti įrangą buvo pagaminta obuolių sulčių, tai jau jos nebebus NKP. Na,
Kas liečia atsekamumą, tai kaip ir minėjau, yra tas reikalavimas ir turi jisai būti užtikrintas, žinoma, visame gamybos etape, kokį veiklos vykdytojas vykdo ir sertifikuojasi. Tai tokiu atveju pareiškėjas, žinoma, turi įrodyti, kad jis atitinka atsekamumo reikalavimą, kad tas atsekamumas yra užtikrinamas ir, žinoma, tą įrodymą turi pagrįsti dokumentais ir, žinoma, tos dokumentus tada turi saugoti ir jeigu yra poreikis pateikti informaciją sertifikavimo įstaigai, jis ją turi pateikti. Tai visų pirma, dar nurodyta, kas tuose privalomais jau turi būti įrašas, tai informacijoje turi būti aiškus produkto žaliavų tiekėjas su jo vardo pavardė arba pavadinimo adresu ir pateiktas turi būti to produkto būtent žaliavos identifikavimo duomenys, tarkim, partijos numeris arba galiojimo data ir žinoma, turi būti aišku, kam tas produktas buvo parduotas. Tai pirkėjo irgi turi būti visi duomenys, tiek pavadinimas, tiek adresas ir pristatytų produktų identifikavimo duomenys, kaip pagal ką galima būtų atsekti produktą. Bet toliau dėl bendrų reikalavimų, tai yra vienas dar toks reikalavimas, kad informacija turi būti saugoma ne mažiau kaip 3 metus. Veiklos vykdytojas, jis pateikia, tarkim, informaciją apie savo veiklą, bet jeigu būna kažkokie vėliau pasikeitimai, tai apie tos visus pasikeitimus turi pranešti sertifikavimo įstaigai. Na, tarkim, pasikeitė technologinis procesas, kažką tai, tarkim, atsirado naujas asortimentas, galbūt nauji renginiai papildomi kažkokie naudojami, pasikeitė gamybos vieta, pasikeitė įmonės pavadinimas ar adresas, tai turi įtakos ir turi pateikti informaciją per 10 darbo dienų nuo įvykusio pasikeitimo dienos. Tai kitas momentas yra, jeigu veiklos vykdytojas supranta ir pats nustato, kad yra taisyklių ar specifikacijos reikalavimų pažeidimas, tai apie tai turi pranešti nedelsiant sertifikavimo įstaigai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, jeigu pažeidimas yra susijęs su NKP kokybe. Ir žinoma, tokio produkto, jeigu jis netitinka reikalavimų, jeigu kyla įtarimas, kad netitinka reikalavimų, netiekti rinkai, jau sustabdyti. Parduodant arba perduodant NKP produktą, tai yra nustatyta, kas turi būti nurodyta leidimuose dokumentuose. Tai visų pirma, aišku, produkto pavadinimas privalomas, kaip gyvė jo, bet turi būti dar nurodytas ir statusas, tai kad tai yra produktas NKP. Na, tarkim, pavyzdžiui, jūs parduodate, gaminate obuolių sultis, įprastinės ir obuolių sultis gaminate ir sertifikuojate pagal NKP, turite sertifikatą. Tokiu atveju prie pavadinimo, jeigu parduodamos yra NKP sultis, turi būti NKP nuoroda. Yra taisyklėse nurodyti ir draudžiamieji dalykai, tai tarkim dėl NKP ženklo naudojimo, tai kad nenaudoti NKP ženklo ar reklaminės medžiagos, jeigu sertifikato galiojimas yra sustabdytas. Taigi turi veiklos vykdytojas užtikrinti, kad sertifikatas arba bet koks kitas dokumentas nebus naudojamas klaidinančiu būdu. Jeigu yra sertifikato neturi veiklos vykdytojas, jis negali produkto ženklinti kaip NKP, nei NKP nuorodos naudoti dokumentuose arba reklamoje. Nuorodos arba ženklų. Na, jeigu kalbame dabar detaliau apie fermentuotų nealkoholinių gėrimų biuros specifikaciją, tai irgi šioje specifikacijoje yra nustatyti bendrieji šių produktų gamybos reikalavimai. Tai tokie produktai NKP ženklų gali būti ženklinami tik tai tada, jeigu jie turi ne mažiau kaip 80% žaliavų
pagamintų Lietuvoje, tai reiškia, žinoma, ir sertifikuotų. Jie turi būti sertifikuoti NKP produktai. Ir veiklos vykdytojas privalo tvarkyti NKP, nealkoholinių gėrimų ir giros ar fermentuotų gėrimų pardavimo apskaitą. Ir turi tvarkyti taip, kad galėtų pateikti metinius duomenis sertifikavimo įstaigai apie fermentuotų produktų, pagamintų produktų kiekius, asortimentą per metus. Taigi, jeigu jis tokių duomenų saugo kažkur kitose dokumentuose, tai viskas tvarkoje, bet jeigu ne, tai tokiu atveju turi pildyti taisyklių 10 priede nurodytą lentelę. Tai toks yra žurnalas NKP, kur būtent pagamintų produktų apskaitos žurnalas per metus, kokie yra kiekiai, kiek pagaminta, kiek įsigyta ir realizuota. Taip pat yra nustatyta specifikacijoje specialieji reikalavimai. Iš specialiųjų reikalavimų nurodytas yra draudimas naudoti tam tikras medžiagas. Tai gaminant produktus NKP, būtent fermentuotus gėrimus, ar girą, ar nealkoholinius NKP gėrimus, tai draudžiama naudoti kvapiąsias medžiagas, maisto fermentus ir maisto priedus, išskyrus konservantus, citrinų rūgštį, anglies dioksidą. Tai reikia atkreipti dėmesį, jeigu tai yra maisto priedas, žymimas E raide, vadinasi, reikia atkreipti dėmesį, kad galime naudoti tik tai konservantus, citrinų rūgštį ir anglies dioksidą. Taip pat draudžiama naudoti dirbtinius saldiklius ir bet kokias žaliavas, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų organizmų. Taip pat draudžiama naudoti nurodytą, ko negalima naudoti gaminant NKP girą. Taigi vėl tos paminėtos kvapiosios medžiagos, jos draudžiamos, maisto fermentai ir maisto priedai, išskyrus vėlgi citrinos rūgštį. Natrio benzoatas dar gali būti naudojamas arba kalio sorbatas gali būti naudojamas. Visi kiti maisto priedai yra draudžiami. Ir žinoma, vėlgi negali būti genetiškai modifikuotų organizmų. Bei kitas giros dar toks vienas iš reikalavimų, kad sausų medžiagų, tirpių sausų medžiagų kiekis masės procentais turi būti ne mažesnis kaip 4% ir ne didesnis kaip 8%. Ir NKP giros gamybos procese gali būti naudojamas tik tai mechaninis skaidrinimas. Tai tokie yra nurodyti dar konkretūs reguliavimai. Ir žinoma, kas liečia, tarkim, įgyvendinimą tų reikalavimų ir įrodymą, kad jūs įgyvendinate tos reikalavimus, tai veiklos vykdytojas turi pateikti įrodantį dokumentą, kad, tarkim, tų giros tirpių sausų medžiagų kiekis masės procentais atitinka nustatytą reikalavimą. Nėra nurodyta, koks dokumentas turi būti pateiktas, bet turi būti įrodantis dokumentas, kad buvo atliktas kažkoks galbūt laboratorinis tyrimas ar kažkokiais kitais metodais statyta, kad atitinka reikalavimą. Dar vienas iš specialių reikalavimų, tai kad NKP fermentuoti gėrimai, kalbant apie NKP visus fermentuotus gėrimus, tai jie irgi gali būti gaminami naudojant medžiagas, išskyrus kvapiąsias medžiagas. Leidžiamas naudoti tik tai natūralių kvapių medžiagų pagrindai arba kvapių medžiagų preparatai. Negali būti naudojami maisto fermentai, kaip yra ankstesniais atvejais, kitų produktų, apie kuriuos kalbėjau, maisto priedai, išskyrus konservantus, citrinos rūgštį, anglies dioksidą. Dirbtiniai saldikliai šiuo atveju irgi negali būti naudojami, GMO draudžiama, bei yra nustatytas reikalavimas būtent likutiniam cukraus kiekiui
kuris gali būti nedidesnis kaip 5 gramai 100 ml. Kas liečia dar vienas yra tų specialiųjų reikalavimų, tai kad fermentuotas gėrimas gali būti pagamintas tik tai natūralios fermentacijos būdu. Yra be specialiųjų reikalavimų ir papildomi reikalavimai produkcijai. Tai produktai, kurie atitinka, kaip minėjau, tuos bendruosius reikalavimus, kurie atitinka specialiuosius reikalavimus, tai jie gali būti ženklinami ženklo nacionalinė kokybė. Jeigu veiklos vykdytojas norėtų ženklinti produktą ženklu kokybė, tokiu atveju produktas turi atitikti ir papildomą reikalavimą. Tai yra vienas reikalavimas, būtent, kad draudžiama naudoti gliukozės ir invertuoto cukraus sirupus. Tai kas jau jeigu, kaip ir minėjau, jūs norėtumėt, veiklos vykdytojas norėtų ženklinti produktą tik tai nacionalinė kokybė Lietuva, tada galima naudoti tiek gliukozę, tiek invertuotą cukraus sirupą. Šiuo atveju dėl ženklinant kokybės ženklų tas draudžiama. Ir dar vienas draudimas ženklinant produktą kokybės ženklu, tai kad fermentuotam gėrime likutinis cukraus kiekis turi būti nedidesnis kaip 3 gramai 100 ml. Čia jau griežtesnis reikalavimas likutiniam kiekiui. Dabar kita potemė, tai yra NKP ženklai ir ženklinimas produktų. Tai kaip ir minėjau pačioje pradžioje, tai NKP produktai gali būti ženklinami vienu iš 2 ženklų. Tai kaip minėjau, nacionalinė kokybė Lietuva ženklas, kuris atitinka bendruosius ir specialiuosius reikalavimus, o produktai atitinkantys bendruosius, specialiuosius ir dar plus papildomus reikalavimus gali būti ženklinami kokybės ženklai. Ant pakuotės, kaip jisai gali būti tik tai vienas, negali būti 2 ženklų, nors atitinka ir specialiuosius reikalavimus, tačiau dedamas tik vienas. Ir prireikus NKP ženkluose esanti tekstinė dalis gali būti pateikta reikiama užsienio kalba. Gali būti daromas vertimas, tarkim, į anglų kalbą, dalyvaujant parodose. Kitas momentas, kas liečia ženklinimo etiketę, kai produktas yra ženklinimas, tai tokiu atveju etiketėje turi būti nurodytas ne tik tai atitinkamas ženklas, NKP ženklas, bet ir sertifikavimo įstaigos kodas. Ekoagros kodas yra LTNKP 001. Taigi galite matyti Ekoagros sertifikuotų produktų ženklinimo etiketėje šį kodą. NKP etiketės, jos turi būti suderintos su sertifikavimo įstaiga prieš spaudą. Tai daroma tam, kad išvengti grubių klaidų, išvengti finansinių kažkokių nuostolių ir panašiai. Tai yra reikalavimas būtent etikečių projektą suderinti su sertifikavimo įstaiga. Dėl draudimo, tai šie ženklai yra negalimi, jeigu yra produktas nesertifikuotas. Nors jis ir pagamintas iš NKP, pavyzdžiui, obuolių tos sultys, tačiau veiklos vykdytojas neturi sertifikato, kuris suteiktų teisę ženklinti produktus vienu ar kitu ženklu. Tokiu atveju jis negali būti dedamas nei reklamoje, nei dokumentuose, nei ant produkto ženklimo etiketės. Ir taip pat negali būti naudojamas, kai sertifikato galiojimas yra sustabdytas arba panaikintas. Ženklo kokybė, jis ženklinami, žinoma, visi produktai, kuriems yra išduotas sertifikatas. Kas liečia tuos reikalavimus, aš jau minėjau, kokius jie turi atitikti. Taigi yra dar nustatyti tiems ženklams tam tikri reikalavimai, tai yra ženklo matmenys,
yra aiškiai reglamentuoti. Taip pat ir spalva yra reglamentuota, šiuo atveju tamsiai raudona, nurodytas tam tikras štamas, koks gali būti naudojamas tik būtent tos raudonos spalvos atvaizdavimui. Tačiau gali būti naudojamas ir juodos spalvos ženklas, juodai baltas ženklas, jeigu tai yra nespalvota etiketė arba reklaminė medžiaga. O jeigu ženklas tampa sunkiai matomas, tarkim, dėl pakuotės tokios pačios spalvos, tai tokiu atveju gali būti išorinė jo pusė apibrėžta balta linija, kad sudarytų didesnį kontrastą. Ženkle, kaip ir sakiau, žodis kokybė gali būti išverstas į kitą kalbą. Dėl ženklo nacionalinė kokybė taip pat yra nustatyti, taip pat reglamentuotas ir ženklo minimalūs matmenys, kurios gali būti keičiamas, išlaikant nurodytas proporcijas, nurodyta ženklo spalva, taip pat naudojamas ženklė šriftas, koks jisai turi būti. Ir jeigu yra spausdinama nespalvotose išorinėse ar vidinėse pakuotėse arba reklaminėje medžiagoje ženklas, tai tokiu atveju galima naudoti monochromatinę ženklo versiją. Tai kita dalis, tai yra apie jau kitą sertifikavimo etapą. Tai žinoma, jeigu yra nustatyti reikalavimai, tai jeigu tų reikalavimų yra nesilaikoma, jie neįgyvendinami ir tokiu atveju veiklos vykdytojui yra taikomos poveikio priemonės. Ir poveikio priemonė gali būti įspėjimas, tai įspėjimas, kai galima tą pažeidimą ištaisyti, tam duodamas yra 30 kalendorinių dienų terminas, ištaisote, tokiu atveju iš pašalinus trūkumus sertifikatas yra išduodamas. Taip pat gali būti sertifikato galiojimas sustabdomas, jeigu laiku yra tie trūkumai, tarkim, įspėjimas yra duodamas, trūkumai nepašalinami, tokiu atveju sertifikato galiojimas sustabdomas, arba jeigu pažeidimų nedelsiant negalima ištaisyti ir sertifikato galiojimo maksimalus stabdymo laikas yra nedaugiau kaip 6 mėnesiai. Kitas atvejas gali būti sertifikatas anuliuojamas, kai laiku nepašalinama sertifikato galiojimo sustabdymo priežastys arba dėl pažeidimo tolesnis sertifikato galiojimas yra neįmanomas. Taigi, tokiu atveju sertifikatas anuliuojamas ir pažeidėjas gali kreiptis dėl pakartotinio sertifikavimo ne anksčiau kaip po 1 metų nuo sertifikato anuliuojimo dienos. Tai kas liečia reikalavimus yra tiek, bet sertifikavimo procesą yra taikomi įkainiai už sertifikavimą ir kontrolę, kurią atlieka VŠ Ekoagros. Tuos įkainius yra patvirtinusi Žemės ūkio ministerija, kaip ir reikalavimai yra patvirtinti Žemės ūkio ministerija, suteikta teisė ir prievolė sertifikavimo įstaigai Ekoagros vykdyti kontrolę ir sertifikavimą. Tai irgi nustatyta yra Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro įsakymu. Tai ministras taip pat irgi nustatė tai paslaugai atlikti įkainius. Taigi metinis yra sertifikavimo mokestis nustatytas nealkoholinių gėrimų, giros ir fermentuotų gėrimų gamybai. Jis diferencijuojamas į 2 mokesčiai yra nustatyti. Vienas yra mažesnis, tai taikomas gamybai ūkiuose arba labai mažose įmonėse. Tai 126 eurai su PVM, o didelėse įmonėse, jeigu vykdoma NKP fermentuotų gėrimų gamyba, tokiu atveju taikoma 387 eurai su PVM įkainis. Kas yra maža įmonė, tai irgi yra aiškiai nustatyta. Tai yra, jeigu įmonėje dirba
iki 10 darbuotojų ir apyvarta arba balanso suma neviršija 2 milijonų eurų per metus. Taigi daugiau informacijos apie darbų įkainius, apie visų kitų specifikacijų darbų įkainius galite rasti sertifikavimo įstaigos Ekoagros tinklalapyje www.ekoagros.lt. Kas liečia įkainius, tai yra nustatytas dar ir dokumentų registracijos įkainis, tai dokumentų pirmą kartą registruojant įmonę arba ūkį, vertinant pirminius dokumentus, tai įkainis su PVM 35 eurai. Ir yra dar vienas įkainis, tai yra sutarties nutraukimas, nesilaikant sutartyje nustatytų įspėjimo terminų, tarkim, neįspėja prieš 30 kalendorinių dienų ar panašiai pagal sutartyje nurodytą terminą. Tai tokiu atveju, jeigu apsigalvoja patikros metu, tarkim, veiklos vykdytojas ir nusprendžia nesisertifikuoti, taikomas įkainis 202 eurai su PVM. Na, norint sertifikuotis, yra nustatytos visa sertifikavimo sistema ir visa informacija sukelta yra į Ekoagros tinklalapį. Yra nustatytos tam tikros formos, nustatyti terminai dokumentų vertinimo, pateikimas. Tai visą informaciją galima rasti tinklalapyje, interneto svetainėje įstaigos. Pagrindiniai dokumentai, kuriuos reikia pateikti, norint sertifikuotis, tai užpildyti reikalingą anketą ir prašymą. Tai anketa prašymas yra NK 001-02 ir anketa atitinkamai pagal specifikaciją. Tai tiek norėjau papasakoti ir kviečiu dalyvauti kontrolės sistemoje, kviečiu sertifikuotis ir laukiu klausimų, jeigu kas turite. Neturite klausimų. Na tai ką, jeigu klausimų nebus, tai linkiu gražios dienos.